Labas rytas, labas mūsų auditorija. Šiandieną mes su Danute darome labai spontanišką unboxing day. Ir dabar mes parodysim produktus, kuriuos gavo šiandien Danutė. Nors šiandien oras nelabai geras, ane, Danutė? Ne, pas mane lyja. Ir pas mane lyja, va, Palauk, nemoku parodyti. nereikia, gerai. Ir pas mane šiandien kažkaip, nebelyja, lyjo. Iš ryto atsikėliau, lietus, Danutė, bet paskui, babam, Danutė ateina siuntinys ir jinai pradeda šypsotis. Na ką, gerai, pradėkim. Tai pirmas dalykas, kurį tu nori pasidalinti su auditorija ir kurį matai savo dėžėje, parodyk ir papasakok apie jį. Čia dirutė, jo. Ne, kodėl aš parodžiau? Aš atidarau dėžę, o ant viršaus randu pasveikinimą su Velykom nuo pačios kompanijos. Tai yra pats iškart nuotaika pakyla. Taip. Po tos nuotaikos iškyla dovana, kurią Grimbėjus duoda dalyvaujant šeštam modelį. Atrodo šeštam, ne? Jo. Šeštam elemente, taip. Ai, elemente. Nu tai va, čia jų dovana. Tada aš gavau DHQ, ne? DHQ Jo, papildą. papildai, kurių jau antra dėžutė pas mane eina ir mano šeima pradėjo naudoti, nes pajautė, kad labai be galo geri. Nereklama. O Ir mano pats mėgstamiausias papildas, kuris mane džiugina kiekvieną dieną. Tai neurorezervo. Tai papasakok plačiau apie tą. Sielas dvi. Ir papasakok dabar plačiau, kas per neurorezervas, ką tu su juo darai ir kuo jisai tau padėjo. Nu, ką aš su juo darau kiekvieną rytą, aš jį geriu ant tuščio skrandžio. Nors, kaip tu kažkada minėjai, ne visi gal gali ant tuščio skrandžio gert, bet man jisai visai gerai, nors pas mane kartais rūgštis sukyla, nu, kai pavyzdžiui, nuo kavos, jeigu išgersi ant tuščio skrandžio, bet nuo jo visiškai gerai. Kas nuo jo man daros? Man pagrindas, kad tvarkosi mano nervų sistema ir pagerėja miego kokybė. Plus, labai sutvirtina imuninę sistemą, kuri mano labai yra stipriai palūžusi. Ir pagerina stipriai sveikatą. Nu, galiu man pasakyti, tikrai sveikata labai stipriai pagerėjo. Nu, tai papasakok, kas buvo per problemos pas tave su sveikata, kom jisai toksai nuostabus ir kad tu be jo nebegali, tu padarai laiko tarpą. Nebegaliu, todėl, kad jo, padariau tarpą mėnesio ir pastebėjau, kad man pradeda vėl darytis blogai. Iš karto pradeda nervai šlubuoti, miegas sutrinka, vėl pradeda darytis nelabai gerai, kojų skausmas atsiranda, vėl pradeda vilt, o kai jį naudoju, man nei kojų skausmo, nei stuburo skausmo, kaip sako, gal sąnariai, nes aš turiu ligas, vis tiek yra pas mane stuburo liga, aš neturiu 4 slankstelių, tai sudilusių tų, kaip sako, tarp slankstelinio diskelių jo. Ir man yra blogiau, ašgi tau kiek kartą esu minėjus ir leidusi plazmą kraujo, o dabar jau kelintą kartą jau nereikia važiuoti, susileist. Ir man buvo dingusi migrenos skausmai, kurie mane persekioja. Dabar tai pasiklausius tavęs ir aš manau, daug kas pasiklausys ir sakys, o kas čia per narkotikas, jeigu tu be jo negali? Nu, kodėl? Narkotikas paprasčiausiai ne narkotikas. Papildą visą laiką rekomenduojama gerti 3 mėnesius. Nu, aš paeksperimentavau, galvoju, 1 mėnesį pagėriau, mane labai stipriai po ligos atstatė, galvoju, jau nieko man nenutiks. Ne, pasirodo, jeigu žmogus esi labai sulūžęs, taip kaip aš visai, tai apačią nuvažiavus, tai vadinasi, jo nereikia nutraukti. Ir reikia 3 mėnesius non-stop, o paskui gal galima ir kas 2 mėnesį, pusę metų pagerti. Nes kad atstatyti imuninę sistemą tavo sugriuvusią, vis tiek papildas turi paveikti. Ne taip kaip vitaminą pagėrim. Vitaminus irgi geriam 3 mėnesius. Visi naudoja. O vaikai žmonės kitą kartą visą gyvenimą naudoja ir geria. Tai čia nieko tokio stebuklingo nėra. Paprasčiausiai, jeigu esi žmogus labai sulūžęs, tai tada vadinasi, tau reikia jį naudoti. Jeigu tu esi minimaliai palūžęs žmogus, tau nieks neverčia jo naudoti ten 3 mėnesius, ar ten pusę metų, ar metus laiko. Naudok tiek, kiek tau reikia. Dabar pabrėšiu vieną tokį labai svarbų dalyką. Tai nėra vaistas. Ne, čia ne vaistas. Bet kadangi jis yra visiškai natūralus, sudarytas tik tai iš uogų sulčių ir uogų ekstrakto, kurie pasiskverbia per visą mūsų organizmą į kiekvieną mūsų kūno ląstelę ir dėl to jisai ir man padeda vienaip, Danutei padeda kitaip, trečiam žmogui padeda kitaip. Nėra taip, kad, kaip pasakykime, paracetamolis yra, pavyzdžiui, nuo temperatūros, ne? Ir jisai numuša temperatūrą, bet irgi vienam užtenka 1 tabletės, kitam reikia net 3 tabletės išgerti. Šitas papildas yra visiškai natūralus, ten nieko nėra pridėto, apart uogų sulčių ir uogų ekstrakto. Jį galima vartoti netgi pastoviai, jeigu yra galimybė. Ir aš tikiu, kad Danutė pavartojus 3 mėnesius jinai nesustos, nes tikrai, žinant ją ir kaip jinai pasipasako, kad jinai yra labai nuostabi, jauna, graži moteris, bet subirėjusi, būna taip. Kaip pasižiūrėjau, obuolys gražus, o vidus visas jau nekoks. Nu, būna.
būna. Mūsų Danutė pasibaigė. panašaus varianto yra žmogus ir man atrodo, kad jinai jį vartos turbūt apie pusę metų tikrai. Aišku, reikia Tikrai. daryti eksperimentą ir pažiūrėti, o gal jau ir nebereikia, bet tik tai dar sykį sakau, tai nėra vaistas, jis negydo, bet jisai numalšina tam tikrus simptomus, kurie gali būti pas žmogų. Tai apie neurorezervą tiek, ką dar Danutė tu užsisakys turi? Negali būti, kad tik tai 3 produktai. Ne, va, užsisakiau, va dabar tai nežinau, bijau apsikalbėti, ar tai gelis antakių, ar tai vaškas antakių, Gelis. nepamenu. Gelis. Gelis, man atrodo. Čia, kad suformuoti antakį, nu toks įdomus, skystas labai va, Mhm. nu pabandysim ir žinosim, nes aš daug kompanijų turiu, nu būna vieni vaškai, kiti kitaip, nu bet šukuoja, kad jie, kaip sako, būtų neįsidarkę. Tai va, Nu, jau pabandžiau. ten reikia tokius antakius turėti. Ne, nebūtinai žinok, ot ir ne, ot ir labai apsirinki, gali žmogus labai menkus antakius turėti, bet aš niekada šitų dalykų netikėjau, kol nepabandžiau, teko, kaip atostogavau ir teko, man sušukavo juos su vašku. Salone. Jo, salone. Tai žinok, aš kai pamačiau, kaip aš vaikščiojau ir kai sušukavo, man patiko. Galvoju, jeigu salone sušukavo, ką aš namie negaliu susišukuoti. Be abejo. Jo, ir visiškai kitaip, tai pagalvoju, kad ir menkus moteris turi antakius, o kogi nepaformuoti jos galima. Tuo labiau, kad šis antakių prilaikymo, kaip čia sakyti, formavimo gelis, Formavimo yra gal čia, visiškai jo. natūralus, ekologiškas ir jeigu, pavyzdžiui, kartais moteris bijo pirkti antakių pieštuką, antakių gelį, vašką, Aha. būna, kad sualergizuoja. Bet šitas tikrai nesualergizuos, nes čia vėlgi nieko tokio nėra, yra viskas ekologiška, natūralu. Taip, kad Čia, galit man atrodo, drąsiai- net italai jį gamina. Šitai kompanijai Greenways Global italų kosmetika eina šita. Taip, Tai va čia įrašo Brown gelis, jo, čia gelis. Nu va, bus išbandysim ir žinosim. Na ką, jeigu jums buvo mūsų įdomi šį rubriką, parašykit komentarą, paklauskit kažką tai ir mes tikrai su Danute pasiruošusios ir darysim, kaip tik kuri nors iš mūsų gauna siuntinuką, nesvarbu Taip. kompanija, mes iš karto daro šitą tokį ekspromptų unboxing day. O dabar ką, gražios naujos savaitės, darbingos, turiningos ir iki kitų pasimatymų. Ate! Ate.